Sveiki, šiandien pasimokinsime, kaip kurti ir administruoti vartotojus odų sistemoje. Taigi pirmoje eilėje vartotojus gali kurti tik tai administratoriaus teisės turintys asmenys. Ir ką mes darome? Ateiname štai į šią ikonėlę settings. Galima išsijungti lietuvių kalbą. Iš tikrųjų per mano profilį. Išsaugom. Sistema persikrauna po kalbos pakeitimo ir ateiname į nustatymai ikonėlę, modulį. Vartotojai ir įmonės galima eiti per čia arba galima tiesiog tvarkyti naudotojus, paspausti ant štai šios nuorodos, ir spausti naujas. Tai bus Jonas Jonaitis, tarkim, jo elektroninį paštą reikėtų nurodyti jonas@testauskas.lt. Ir dabar jam reikėtų suteikti teisės. Tai pirmoje eilėje projektas, jeigu jisai nėra administratorius ir negali kurti, tai tiesiog pasirenkate prie projekto, kad jisai bus paprastas vartotojas. Darbo apskaitos žiniaraščiai reikėtų nurodyti, kad on time sheets only, tai reiškia, kad tik tai savo laikrodukus matytų. Pagalbos tarnyba yra vartotojas, nes jisai neadministruoja pagalbos tarnyboje, bet jisai gali gauti tiketus. Darbuotojai, iš vis neleidžiame jam prieiti prie darbuotojų. Svetainė apribotas redaktorius, nes kitas redaktorius gali kurti puslapius ir taip toliau. Ir e-mokymas, tiesiog patį pirmąjį vadovą ir išsaugoti. Kai šitas įvyko, jūs galite siūsti pakvietimo laišką, bet šiuo metu mes negalime sistemoje, bet kai šiaip išsaugote vartotoją, nes nesukonfigūruoti elektroniniai paštai, bet kai išsaugote, sistema automatiškai vartotojui nusiųs priminimą apie prisijungimą ir pats vartotojas turės susigalvoti savo slaptažodį. Čia yra ir daugiau nustatymų, tai yra galite numatyti, kokia kalba jisai jungsis, galite iš karto jam numatyti zoną, jeigu netinka, galite uždėti elektroninį parašą jam, jeigu norite, paskyros apsaugoje 2 žingsnių autentifikacija, invite to use 2FA, bet šito mes nenaudosime dabar, ir kalendorius, jeigu reikia jį pridėti Outlook kalendorių, kad galėtų matyti. Tai tiek apie vartotojų teisės.